Nauja technika Rimašių kaime gyvenančiam ūkininkui Juliui Vasiliauskui ūkio darbus padeda atlikti kur kas sparčiau. Paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę pusiau natūrinis ūkininkavimas gavęs ūkininkas investavo į sėjamosios, žoliapjovės bei chemikalų purkštuvo įsigijimą. Ūkis yra mišrus. Pradžioj buvo bandyta sodininkystė užsiimti, kadangi tokios žemės pas mus nederlingos. Tai buvo prieita tokios nuomonės, kad serbentinas yra geriausias, kaip pasakyti, šiuo metu būtų geriausia kultūra šioje žemėje. Kadangi auginu serbentinus, tai tarpuilius reikia šienauti kažko, tai buvo nupirkta žoliapjovė, tam, kad palengvinta visą dalyką. Ne trimeriu šienauti, bet jau automatiškai su traktoriu. O sėjamoji vėl samdytis nereikia, jau savo yra, suprantat, yra kokybiškai ir našiau įdirbama žemė. Mažiau sėklų sunaudojama. Ekonomiškai, aišku, padeda. Dabar atsirado ekologinės, kadangi ekologinis ūkis, reiškia atsirado ekologinės trąšos skystos, kurios įpurškiamos į dirvą per lapus gauna. Tai va, buvo dėl to tikslų nupirktas chemikalų tas purkštuvas. Vėliau, ką mes plėtėmės, įsigijom avių, turim įsigiję, o kai tik išbėgo, pafilmuoti galima. Per visą programinį laikotarpį priemonėje pusiau natūrinis ūkininkavimas panoro dalyvauti daugiau nei 10 000 smulkiųjų ūkininkų. Paramos gavėjams primenama nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir laiku pateikti mokėjimo prašymus. Priemonėje pusiau natūrinis ūkininkavimas ūkininkai mokėjimo prašymus teikia 2 kartus. Pirmąjį po 3 verslo plano įgyvendinimo metų, antrąjį pasibaigus 5 metų įgyvendinimo laikotarpiui. Tai reiškia, kad 2010 metais patvirtinti paramos gavėjai kitais metais privalės pateikti galutinį mokėjimo prašymą. Kitąmet atsiskaityti už pirmus 3 verslo plano įgyvendinimo metus turės ir 2012 paraiškas pateikę ūkininkai. Per šį laikotarpį ūkio valdos ekonominis dydis turėjo padidėti bent 20%. Patarčiau ūkininkam neskubėti. Reiškia, galima pasižvalgyti ES šalyse kitose, kur prekiaujama įvairiais žemės ūkio padargais. Ir ten galima surasti, kaip pasakyti, pigiau. Ir jeigu sąlygus leidžia, galima ir įsigyti. Nieko sudėtingo nėra. Reikia noro. Noro tik tai ir tiek. Parama smulkiesiems ūkiams teikiama nuo 2007 metų. Natūriniams ūkiams stiprinti jau išmokėta per 51 milijoną litų arba per 15 milijonų eurų.